Sveiki visi. Eksperimentą bandysiu daryti. Eksperimento herojus tai šitas transformatorius. Toks gan masyvus ir sunkus. Aš jau jį prasiskambinau, taip sakant. Čia jojo 230 padavimas. Čia išeina šitie 4 laidai, šitie išeina tai kaip dvi apvijos po 12 voltų. 12 man mažai, sujungiau nuosekliai, gaunasi išėjime 24 voltai. Ir dar jis čia turi papildomą viją, šitą mažesnį. Tai čia pas ją išėjime irgi 2 vijos po 60 voltų. Tai man jos kaip ir nelabai čia reikalingos. Man vat šitos storos galingos vijos. Esmė ta, kad bandysiu daryti nuo vieno transformatoriaus 2 po 12 akumuliatorius, kad krautų. Tai kas čia gausis, nežinau. Pabandysime eksperimentuoti. Reikia jam duoti kokią tai apkrovą, pažiūrėti, protestuoti, kiek jis tempia amperų. Ar kaista, ar nekaista. Ir pažiūrėsim jo ribas, galimybės. Bet noriu padaryti, kad eitų kraut, galingus, tarkim, nežinau, sunkvežimių ten akumuliatoriai, kur daug talpos turi. Kad vienu metu 2 12 akumuliatorius galėčiau krauti vienu metu. Tai vat bandysim, ar jis patems, kiek jis patems ir kas čia darysis. Buvau pajungęs per diodų tiltą. Čia uždėjęs buvo ant radiatoriaus, kad aušintųsi. Diodų tiltas trifazis, bet tai nieko nekeičia. Išnaudojau tik tai 2. Pajungiau. Esmė vienu žodžiu, kad užstačiau čia savo elektroninę apkrovą. Užstačiau ant 10 amperų. Bet po kokios 20 minučių sėkmingai perdegė mano turbūt tranzistoriai. Tos apkrovos elektroninės. Ir vienu žodžiu, net dabar kažką galvoju, kokia čia apkrova jiem paduot. Bandysiu kažką su nichromu žaist. Greituoju būdu sukurpiau apkrovą iš nichromo vielos. Čia iš kažkokio pečiuko, nežinau, išardęs aš ją. Vienu žodžiu, maždaug pasimatavau per ampermetrą, kad viena spiralė 5 amperai, ten plius minus 5 amperai. Tai aš čia jų prisidėjau daugiau, kad, jeigu ką, tai atjungsiu po vieną, vis atjunginėsiu, jeigu. Ir žiūrėsim, kas čia gausis. Čia aš lygiai greičiai ant kampuko sujungiau. Čia prie šitų varžtų prijungsiu jau per diodų tiltą trafą. Ir užjungsim ir žiūrėsim, ką jis mums parodys, ką jis čia gali išduoti amperų, kiek ir kaip, ir ar ką jis labai tas trafas, ar kaip. Vienu žodžiu, su šito variantu žaisim dabar. Ir taip, transformatorius dabar jau 2 valandos ir kokia 20 minučių jau beveik pajungtas per diodų tiltą ir per ampermetrą. Ir pajungiau ant savo improvizuotos apkrovos. Tai dabar čia nichromo viela,
aš maždaug įsimatavau tokį gabaliuką, kad būtų 5 amperai. Nu, grubiai maždaug ir prisidėjau tų gabaliukų, lygiai grečiai sujungiau ir visumoj, jeigu visą sujungiu, man gaunasi 30 amperų. Nu ir pradėjau aš bandyti tą transformatorių, kiek jisai man atlaikys, ar labai kais, ar nekais ir panašiai ir taip toliau. Tai dabar sakau, jau 2 viršaus valandos, tai temperatūra jo stabilizavosi maždaug 70 laipsnių. 72, kažkas tokio. Bet apkrovą sumažinau iki maždaug ten, nu iš tikrųjų apie 20, rodo apie 20, bet čia kokie 19 bus amperų. Nes jeigu aš jam, tarkim, aš jį pamatuosiu su replim, tai čia rodo 19 amperų rodo. Na, aišku, čia paklaidos gali būti ir ten, bet labiau, aišku, pasitikiu šituo. Na ir šits kažkaip labai panašiai rodo, aišku, bet taip jau, tai 19 amperų, beveik, tarkim, jau čiut ne 20, jeigu apvalinant, bet 19. 19 amperų. Dar pažiūrėsim voltažą. Tarkim, jau iš diodų tilto voltažas atsispindi. Irgi 19 voltų skaityk. Tai to man, aišku, jie šaukinėja, nes čia įtampa svyruoja ir panašiai, bet 19 voltų. Man to pakanka pilnai, 19 voltų, tai schemukė per akis. Taip, kad ilgam laikui šitas trafas 19 amperų atlaiko. Tai irgi gana neblogai. Man irgi to panašiai užteks. Tai va, o bandžiau, tai čia buvau pajungęs visais tais 3 nichromų tais vielas. Kur čia? Tarkim, dabar aš kontakto nėra, aišku, dabar apdegus vielą. Nu, tarkim, prikontaktavau šie. Ir kaista, ir iš karto ir amperai ten jau didėja. Nu, bet atjungiu, nes labai paskui ir temperatūra pradeda augti. Vien žodžiu, kas čia daug rodau. Atjungiau vieną, buvo 30 amperų, atjungiau vieną, pabandžiau, kaista, vis tiek per daug kaista. Dar kitą atjungiau ant 27 amperų gavosi. Irgi kaista, temperatūra kyla virš 70, apie 80. Atjungiau, vien žodžiu, atjungiau 23 amperus gavau, irgi per daug. Ta atjungiau dabar 19 amperų ir jau 2 valandos labai viskas kaip ir taip stabilizavosi. Ir jeigu aš čia šiek tiek dabar papučiu, tai temperatūra, nu aišku, čia papučiau į šitą tą termometro davikliuką. Bet jis krenta, tai jeigu dar įdėjus, tarkim, ventiliatorių kažkokį, kad nebūtinai super galingą, tai manau, kad
Viskas puikiai. Radiatorių irgi matavau, tai radiatorius dar mažiau, apie 50 temperatūrą laikosi. Pats diodų tiltas, tai iš viso ranką laikyti gali, viską atiduoda radiatorių. Radiatorius gan masyvus, didelis ir išskaido šilumą neblogai. Tai jeigu dar su ventiliatorium, tai iš viso iš čia bus, vienu žodžiu, turėtų būti gerai. Na, aišku, planuoju ant radiatoriaus uždėti ir tiristorius, tai, bet manau, kad nieko nepasikeis ten per daug. Tai gerai, ko gero baigiu testavimą, apsistoju ant 19 amperų. Tai kiekvienam akumui bus skaityk po 10 amperų, jeigu tai čia sočiai. Ir dar parodysiu, pašviesim iš tinklo ima jisai, čia aš pajungęs per aparačiuką, tai iš tinklo jisai ima 2,3 ampero. Tai galima orientuotis, kokį saugiklį, pavyzdžiui, įdėti pirminiai apvėjai. Kokių 3,15 turbūt būna dar, iki 4, 5, 5 gal biskį, gali būti iki 5, tarkim, aš taip manau. Tai va. Čia schema, pagal kurią dariau pakrovėjui. Tai nežinau, čia pieštuku pas mane jinai paišyta, tai nežinau kaip, gal gerai matysis. Tai šiek tiek pastebėjimai, čia aš dariau tokių visokių bandymų. Potenciometras 50 kOm, bet man, kada galingiem akumuliatoriam apkrova didelė, tai kažkaip tai niekaip nejau nuo nulio, kad pagaut. Ten nuo kokių 3 amperų prasidėdavo krovimas, tai man nelabai tas patiko. Tai aš paskui biskį dar ten pasigilinau, pasižiūrinėjau, eksperimentavau paskui tiesiog. Tai 100 jeigu kilomų uždedi jau per daug, mažesnis tai dar labiau, netinka vien žodžiu 50-tinis, o kad sumažint tą visą, kad jau kuo mažiau, ten dabar kaip padariau, tai padarysiu, tai bus maždaug gal nuo kokio ampero jau pradės minimalus krovimas, tai jau tiek man tinka jau. Tai vien žodžiu tą minimalų galima paderinti su šituo kondensatorium, didinant jo talpą. Jeigu čia 330 nanofaradų, tai galima bandyti tiesiog nuo 1 mikrofarado ir galima eksperimentuoti. Tarkim, jeigu vieno įdedi, jeigu jau per daug, per lėtai ten jau tas reguliavimas gaunasi ne visai tikslu toks, ne visai net švelniai, kaip sakyti, reguliuosi. Dėjau paskui mažesnį, ten neatsimenu dabar jau 470 turbūt. Ir žaidžiau ten su kokiais 3 ar 4 kondensatoriais ir pasigavau paskui savo tinkamą jau tą lygį mažiausią. Čia prieš tai dariau tokį filmuką, tai šitoj schemoje šitos varžos nebuvo, bet aš ją įdėjau, kaip sakyti, gražinau. Man su ją daug švelniau kažkaip reguliuotis pradėjau, nes kadangi irgi didelį apkrova, akumuliatoriai galingi, tai šitą gražinau kažkaip, nes būdavo be jos, tai suki potenciją ir paskui kažkaip ties vienu momentu šoktelė amperažas, taip irgi netolygiai reguliausi, tai šitą įdėjus pasikeitė situacija.
Tai va dabar, ką žinau, kas čia nelabai aš čia sakau, specas daugiau kopijuoju negu suprantu, nu kažkiek tai gaudausi, bet nedaug. Čia šitą schemą gaunasi kaip iš dviejų dalių, tarkim, jeigu dabar ties va šitaip atskirt, tai čia gaunasi šitą pusį reguliavimų, o šitą pusį visa automatika, jau apsauga automatika. Tai tarkim, jeigu bandysit kažką daryti, tai galit pirmiau šitą pusę susirinkti ir įsibandykit, kaip reguliuojasi, kaip ką, pasistatykit savo patinkamus reguliavimus, paskui šitą atverkit, lituokit, tarkim. Nu, galit ir viską susirinkti, bet jeigu norit išbandyti, tai tada atjungiat apsaugą, o apsaugą atjungiant, tai reiktų tada, nu, kaip jeigu čia įdėtas jungtukas, tai jeigu jį jungiam, apsauga dingsta, reiškiasi pliusas ateina ir jau tranzistorius jau nesulaiko, o eina tiesiai į šitą schemą. Tai arba galima čia tiesiog laiduką iš šito taško tiesiai į pliusą, arba jeigu jau su knopkė, tai knopkė už jungtuką įjungti, kad vien žodžio apsauga dingsta tada. Nu, nežinau, ką čia dar papasakot. Teisingai, o dabar šitą varžą irgi aš ją biskį apsivedžiau ir tą žvaigždutę uždėjau. Su šitą varžą galima irgi keisti įsijungimą ir išsijungimą krovimo pabaigos. Tai tarkim, ta geltona lemputė užsidega, užgesta, tai jos tą tarpą galima keisti su šitos varžos pagalba. Didinant jos nominalą greitėja įsijungimo, išsijungimo tarpai. Jau čia pabaigoj krovimo aš turiu omeny kaip. Tai aš irgi ją padidinau, kad greičiau įsijunginėtų, tai toks palaikymo režimas man taip irgi labiau patinka. Bet jeigu kam norit, tai su šitą varžą, tai aš neatsimenu, ilgai ten laukti reikėjo, aš nelabai ir sulaukiau, bet kažkur gal iki 12,5 voltų, jeigu nukrenta, tai tada vėl įsijungia. Bet aš pats pasididinau nominalą, man daug greičiau, tai toks gaunasi palaikymo režimas, tarkim, akumuliatorius pasikrovė, atsijungė, nukrito voltą iki 13,5, tarkim, ir vėl jisai įsijungia, vėl krauna, toks palaikymo režimas. Tai čia irgi kaip kam patinka, nežinau. Nu, tai turbūt tiek. Nu, dar ir dėl tranzistorių, tarkim, irgi čia visur tie tarybiniai KT361, KT315. Irgi nebūtinai dėti juos, kaip sakyt, tiks praktiškai ten tik tai pagal duomenis, pagal voltus, pagal ten parinkit, kad nebūtų per mažo voltažo, tarkim, kad jie atlaikytų, nes žiūrint, kiek čia pas jūs eis iš diodų tilto, bet ten galima įvairius S9014, S9015, tai būtų PNP ir NPN kanalų, ten tie tranzistoriai galima parinkti, kaip sakyt, ten kokį dar ten eina BC556, BC547, nu, principai irgi, šitas irgi čia KT816A, tai vietojo pilnai galima dėti, kad ir va tą patį KT361 arba jau ten pakaitalą kažkokį, tai nebūtinai jau taip griežtai tų laikytis jau šitų. Tai va, nu nežinau, sakau čia. Aš tai tiesiog eksperimentavau, susilietavau antrą platą ir ant jos ten kaitaliojau, ypač kai reguliavau tą reguliavimą, man reikėjo susiderinti. Tiesiog su antra aš tie žaidžiau. Tai kai
supranti ne visai, kai schemą, pačią schematiką, kai nelabai supranti, kas kur veikia, tai tiesiog eksperimentavau. Taip atsirenki paskui ir atsimeni kitą syk labiau jau paskui. Na jau gal dabar ir užteks. Sekantis etapas tai korpusas. Ir man su korpusu beveik ir pavyko. Čia kažkokia tai buvus šviesmuzikė, kažkokia dar lempa, kokia kas čia buvo. Vienu žodžiu, bet ta dėžė man labai tinka. Aš čia pasimatavau tilpą, transformatorius tilpą, tas mano radiatorius galingas. Trafas radiatorius čia da priekį lieka vietos visiems prietaisam, ten ampermetrai ir visi kiti dalykai. Tai man beveik labai ir pavyko su ta dėžė, nereiks kažko per daug išgalvot. Čia daug skylių jau, kaip sakyt, nereiks pjausti, ten ir saugiklių, ir laidų, ir visa kita. Čia tik tai principė tas priekis jau snukutis, tas čia buvo kažkoks padidinimo stiklas, ėjo šviesa, vienu žodžiu, tas skylė man jinai knisa smegenis, bet aš įsipjoviau aliuminio skardos tokios radau. Čia aš jau susipaišiau, susižymėjau, kur kas bus, reiks tik skylės įsigraužti. Na ir čia labai jisai man tiks. Čia tokį net įsideda, prisitvirtins šiandien, visi pjaustys, susidės visi voltmetrai, ampermetrai, ten reguliavimas ir panašiai ir taip toliau. Ir dar plus joje buvo šitoj skylė ventiliatorius. To švieskiai ventiliatorius buvo, nu visai tik tai, kad yra 115 voltų kintama. Bet man jisai irgi tiks, labai viskas pravers, aš jau jį išbandžiau, pajungiau, nes pas šitą trafą, kaip minėjau, yra dvi apvijos po 60 voltų, tai sujungsiu irgi nuosekliai, gausis ten 120 voltų, bet kai buvau pajungęs tą ventiliatorių, tai dar įtampos kritimas gaunas ir ten labai tinka, sukasi, tinka viskas. Tai irgi jis man čia šone bus. Čia dėsiu trafą, kad pirmiau pūs į trafą aušins. Ten paskui per radiatorius, nežinau, pavyko su korpusu, tai nereikėjo kažkokio išradinėti dviračių, gatava dėžė. Vien žodžiu, dabar bus pjaustymo, skylių, visokie darbai, dėjimai, komponavimai ir taip toliau. Na štai galutinis variantas. Kas čia man gavosi? Čia tarkim šonas. Čia yra tokia jungtukas. Mikrikas. Tai čia pažymėta raudona spalva. Kadangi du kanalai, tai čia irgi raudonas kanalas, čia mėlynas kanalas. Šito kanalo jungiklis kitam šone mėlyno kanalo jungiklis. Ir lygiai taip pat laidai, turėjau laidų dviejų spalvų, tai irgi raudonas kanalas ir mėlynas kanalas. Čia į tinklą jungt. Tai taip jis čia atrodo. Sudėjau
voltmetrą ir ampermetrą. Čia bus amperų reguliavimai. Tiek vieno kanalo, tiek kito. Čia yra 3 ledukai. Tai geltonas, žalias, raudonas. Nu čia gausi kaip trispalviai. Geltonas ir žalias dega, kai kraunasi, kai baigėsi krauvimas, geltona užgesta. Raudona, jeigu pajungi neteisingai polius, ten pliusas su minusu, jei sumaišai, tai dega raudona. Jeigu teisingai, dega žalia, kai kraunasi, dega abidvi, baigia kraut, geltona užgesta, lieka tik žalia degt. Tai toksai variantas. Šitam šone ventiliatorius, kaip sakiau jau, pūs jisai į rozetę, kai jungi, tai jisai iš karto irgi pučia, sukasi. Ir iš galų toksai vaizdas. Jungiklis tinklui. Šito saugiklio lizdas. Nesimato juoda. Saugiklis, 4 amperų saugiklį įdėjau. Čia buvęs jungtukas, kai būna, kad nuo 220 arba nuo 115, tai čia tą jungtuką, kad neliktų skylės tuščios, tai panaudojau, pajungiau per jį patį ventiliatorių. Tai tarkim, jeigu ten nedaug amperų krauni kokį akumą, tai tiek, kad tau neužtų, jeigu tai gali išjungti visai, o gali įjungti, kad pūstų. Vienu žodžiu toksai. 2 kanalai, šie raudonas, mėlynas, laidas į elektrą. Čia zaglūškės papildomos skylės, kur buvo nereikalingos, tai aš jas užkišau. Šitos buvo originaliai. O šičia tai įdėjau. Nuo automobilių, nuo mašinų radau, tai tokios būna plasmasiniais zaglūškutės. Tai įkišau. Tiko. Nu, ką, šitų skylių jau čia aš čia nelipdžiau, nieko nedariau, jos čia tegu lieka. Vėjas, ventiliatorius, aušinimas čia viršuje ir anam šone. Tai toks jos išorė tokia. Čia dar irgi 2 tokias įdėjau, čia silikoniniais kažkokios, kaip, irgi zaglūškės, tai jos tokios įsėma. Jas galima išimti. Tai čia skylelės tos pareguliavimui, ten tas pareguliavimo, reiškiasi, išsijungimo, pabaigos išsijungimo reguliavimas. Ten jeigu reiktų, kada paderinti, pareguliuoti, tai nereikia tie dangčio atsisukti, nusimto per tą skylutę atsuktuvuku, čiuk pasireguliuoji, kiek reikia. Atidarysiu dar dangčio neprisukau, tik taip uždėjau. Atidarysim į vidų, parodysiu. Ir vidus. Nieko vlatno, daug laidų, daug jungčių. Taip atrodo. Tai čia matot vieną platą vieno kanalo, sekantį kito kanalo. Čia tie rezistoriai padarinamieji. Pareguliavimui, per skylutes tais. Čia sukišau voltmetrai, ampermetrai priekį. Diodų tiltas. Čia tiristorius, šitas irgi tiristorius. Vienam kanalui, kitam kanalui. Pastačiau ant to didelio radiatoriaus, kur jau matėt. Ir pats
transformatorius įtilpo. Nu ir šonio ventiliatorius. Čia visokie jungtukai. Tamsu nesimato juoda. Jungtukai, nu nieko, dar čia įžeminimą į korpusą pajungiau dėl visako. Tai toks čia jo vidus, platas, kaip sakyt, pakabinau ore. Čia šitas kardelė eina nuo vieno šono, o varžtelės prisukau. Nuo vieno šono iki kito prisisuka. Ir čia jinai tokia, kabanti ore. Ant jos platas prisukau. Irgi 4 kampuos. Tai varžteliukais ten čiuch padėjau tarpinukės. Gal biskį matosi, o čia tarpinukės ten yra. Nu, vien žodžiu, kad nesiliestų kontaktai. Plius papildomai dar užklijavau po apačioj, po visą platą, dar ant to metalo užklijavau plėvelę, tą tokią dielektrinę, kad jau jeigu ką, kad kontaktai tikrai su metalu nesiliestų. Ir nežinau, tiek čia tokių. Tie tiristoriai, tai čia yra pramoniniai, čia tokie, aš čia kaip man tenka kartais kokių nors ardyti, aš neišmetu, vis pasilieku ką nors, tai jie labai galingi, tai ten iki virš 115 turbūt amperų praleist gali, tai panaudojau kaip tiko šitam. Diodų tiltas irgi iš to pačio galingas. Tai jie yra čia po 2, tik jie sujungti nuosekliai. Tai tarkim čia vienas, o čia būtų kitas. Tai po vieną pajungiau šito, tai aš čia jau užbraukęs, šitas negyvas buvo vienas tiristorius, tai čia liko tik tai vienas, o šičia dar abudu sveiki. Tai tarkim, jeigu viens perdegtų, permetė ant kito. Nu, kažkas tokio. Kažkas tokio. Na ir demonstracija. Tai jungiu tinklą, ventiliatorius. Pradeda suktis ventiliatorius. Aišku, jį galima atjungti, aš jį gal ir atjungsiu, nes čia visur pučia vėją, paskui triukšmas bus bereikalingas. Kur ta knopkė? Gerai, išjungiau. Ventiliatorių išjungiau, taip, čia į tinklą jau pajungim. Dabar raudonas kanalas, tarkim. Užtrumpinu, galiu ir šitą užtrumpyti, ir mėlyną kanalą. Irgi užtrumpinau. Galim čia sukyt, ką norim. Niekas nesidaro. Taip. Atjungiam trumpas. Na, tarkim, mėlynas kanalas. Maišau pliusą su minusu. Užsidega raudona lempikė. Nieko. Apkeičiam teisingai. Oi. Reikia atjungti čia jau iš tinklo, kai ant klemų dėdam, nes tas kaip virkščiavimas toks. Nu, dabar dega žalia ir geltona. Reiškiasi vyksta ir krovimas, kai geltona dega.
Dabar, kaip čia jums, gal pajungsiu multimetrą. Nu, pajungiau multimetrą, visi gal bus aiškiau matyti. Jis dabar dar kraunasi, kyla voltažas, nors jau tas akumuliatorius, tai aš čia jį kiek man bežaidžiant, bebandant, tai jis jau čia pasikrovęs pilnai. Bet kaip čia gal matysis. Nesilaiko spinduliai. Jau ten amperų tik tai vos. Nes kaip čia tą multimetrą padėti, nesilaiko čia man. Arba atsispindi, arba nesilaiko. Šaizė. Nu, kažkaip tai pabandysiu aš čia jums. Velniava. Nu, tarkim, jeigu didinu amperus, bet jis dabar lytai, aišku, kraus, bet akumuliatorius pasikrovęs, tai aš jį didinu, tarkim, amperus. Didinu, kad greičiau aš čia biskį. Ir kraunasi. 14, 2, 14, 3, 14, nu, 14, 4 ir atsijungiai. Užgeso geltonas, atsijungiai. Dabar voltai savaime krinta. Akumuliatorius visą laiką krinta, kai baigėsi krovimas. Ir pasiekė jau ten 13,5, nepastebėjau. Ir vėl įsijungė geltonas ir vėl jisai krauna dar kiek ten tą akumuliatorių pubiskį. Voltažas kyla ir vėl atsijungė. Nu ir jis jau paskui tas akumuliatorius jau čia skau, jau jis pakrautas man bebandant, bereguliuojant. Ir va tokiais ciklais jisai dabar, jeigu mes jau neatjungiam, tai jis tokiais ciklais va ir dirbs. Vėl įsijungia, vėl pakyla, vėl tai gaunasi toks krovimo palaikymo režimas. Tai man šitas būdas taip labai kažkaip priimtinesnis. Tai va, tai turbūt čia, daugiau čia nėra ką turbūt ir pasakot čia. Jo, bet prieš nuimant klemas, tai geriau išjungti įtampą iš tinklo, nes labai tas kibirkščiavimas toksai būna. Dabar va, tik tai normaliai žalia lempukį. Tai nežinau, tai ir su nuo kanalo lygiai tas pats, raudonu lygiai tas pats. Tai trumpo nebijo, polių keitimų nebijo ir apsauga nuo akumuliatoriaus perkrovimo. Tai toks realybėj taip jis veikia dabar, man taip gavosi. Tai dar nepaminėjau tos knopkelės, jungtukai, kam jie. Nu tai gal kas jau ir žinot, kas žiūrėjo. Čia reiškiasi rankinis režimas. Dabar jeigu jungiam maitinimą, tai bet jau jeigu jungiam rankinį režimą, tai būtinai jau, kad netrumpyt, neužtrumpyt, nes vis
šitą jungtukas šitas panaikina visą automatiką ir visas apsaugas. Tai tarkim jau įsitikinę, kad netrumpina, ten tralelė, polė teisingi. Tada jį gali, dabar aš jį paspausiu ir jau vis duoda, kaip sakyti, jau maitinimą. Nu, čia ta funkcija, sakau, aš ją darau, bet jinai gal retai kada bus naudojama. Čia jeigu koks negyvas akumuliatorius, jau kur visai neturi įtampos, jeigu koks ten bandyti atgaivyti, jam rankinį režimu pajungia jau tada viską teisingai, visus polius viską teisingai, kad nesumaišyti, netrumpyti. Ir tada duodi rankiniu priverstinai maitinimą, bandai susikeli biskį voltažą akumuliatorių ir tada, jeigu atleidi ir jau pradeda kraut, nu taip pagau, reiškiasi, bandai gaivyti tą akumuliatorių. Tai tai tiesiog, arba taip, gali pasitikrinti, tarkim, tau kažkas įtartina, tai perjungi ant rankinio režimo, jeigu viskas dirba, tarkim, lemputė dega ar kažkas, tai reiškiasi ta schemos viena dalis krovimo, reiškiasi, veikia, o netvarkoje tada gali būti apsaugos sistemoje, ten apsaugos daly kažkas gali būti negerai. Tai čia, toks, aš ją padarau tą funkciją, sakau, gal kam prireiks, gal ne. Tai tai nežinau, gal ir ką aš jums dar galiu papasakoti. Sakiau, kur minėjau ten, kad kai išbandinėjau trafą, tai susideginau savo apkrovą elektroninę, tai pasirodo, aš jau pats pamiršęs buvau, aš buvau įdėjęs jai, kur aš čia įdėjęs buvau šitą termo apsaugą, kaip sakyti, šiluminį saugiklį tą. Ir jisai man suveikė tada. Bet jis atvėsus turėjo vėl susijungti, bet jisai tie kontaktai, kaip sakyti, sulipo ir neatšoko atgal. Tai aš už tai ir galvojau, kad ten sudegi. Tai šitą pakeičiau ir vėl viskas ten veikia, ta mano apkrova. Tik tiek, kad jau jai 10 amperų turbūt maksimumas ten trumpam laikui kažką tai. Nesmė čia. Ne apie tai šneka, o daugiau nežinau, ko gero, kad gal ir užteks čia kalbėti, jeigu kažkam tai įdomu, ar kažkas norit kažko paklausti, galite rašyti komentaruose, kiek suprasiu, kiek pajėgsiu, atsakysiu. Aš čia ne specialistas, mėgėjas, jau gal kartojausi ne pirmą kartą, bet pasidalinti su žmonėm, ką žinau, tai man negaila. Tai turbūt tiek tada. Iki.